Sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinasi Dešiniojo proto podcastas, Europietiškos dešinės instituto kuriamas podcastas. Čia kalbame įvairiomis politikos, kultūros, istorijos temomis. Mano vardas Teodoras Žukas ir šiandien pokalbį mes vesime draugė su mano kolega Laurynu Piluričiu. Sveikas, Laurynai. Sveiki. Vienas techninis niuansas, apie kurį kol kas neinformavome savo klausytojų, yra tai, kad jūs laidos pradžioje ir laidos užsklandoje girdite labai gražią muziką. O tai yra Johano Sebastiano Bacho Brandenburgo koncerto trečioji dalis Allegro, atliekama Čikagoje esančio Advent Chamber Orchestra. Dabar einame prie pokalbio. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi mūsų mielas bičiulis Mantas Adomėnas. Sveiki. Daktaras Mantas Adomėnas yra filologas ir filosofas, politikas bei jau rašytojas. Mantas Adomėnas be kita ko yra pastaruosius gerus 20 metų mąstęs, kalbėjęs ir rašęs apie konservatizmą ir yra išleidęs seriją knygelių konservatizmo sąsiuviniai, bei žinoma paskelbęs eilę tekstų skirtų įvairiems konservatizmo svarstymams. Numanau, kad didžioji dalis podcast'o klausytojų žino, kad Mantas Adomėnas prieš keletą mėnesių paskelbė pirmąjį savo grožinės literatūros kūrinį, intelektualų šnipų romaną Moneta ir labirintas. Šiandien sausio 29 dieną buvo paskelbta, kad tarp vagos skaitomiausių grožinės literatūros knygų Manto Adomėno Moneta ir labirintas yra pirmoje vietoje, jau 8 savaitę iš 10, nuo kada išėjo knyga. Mantas Adomėnas su savo knyga yra aplenkęs ne ką kitą, o žymųjį klasiką Paulo Coelho. Taip pat Bernardo Gailiaus nesenai išleista knyga Agentė yra antroje vietoje, taip pat dėl to mes džiaugiamės. Mes šiandien šios knygos fone ir ne tik jos fone kalbėsime apie politiką ir literatūrą, apie konservatizmą ir literatūrą, apie literatūros svarbą politikoje, politikos supratime. Bet pažiūrėsime, kur mus nuves šitas pokalbis, neturime jokių griežtų ribų. Ko tikrai nedarysime, tai neišduosime knygos siužetinių vingių, nes tai daryti būtų tiesiog nemandagu, jeigu mūsų klauso žmonės, kurie dar nėra skaitę knygos. O perskaityti knygą aš labai nuoširdžiai rekomenduoju visus klausytojus, taip kaip rekomenduočiau gerą gėrimą, gerą restoraną ar gerą kaklaraiščių parduotuvę. Labai asmeniškas ir paprastas klausimas man tai, pirmas klausimas. Kaip sekasi būti rašytoju? Dar prieš keletą mėnesių buvai pristatinėjimas kaip politikas, filologas, filosofas, bet rašytojo žodžio nebuvo. Kaip sekasi su to gyventi man tai? Na, aš nesakyčiau, kad vienos knygos užtenka, kad žmogus taptų rašytoju. Čia turbūt, kaip Aristotelis sakė, kaip ir viena kregždutė dar ne vasara, tai lygiai taip pat ir viena knyga dar nerašytojas. Arba parafrazuojant Oscarą Wildą, reikia bent 2 kartų, kad jau tada tai taptų įpročiu. Tai nejaučiu kol kas savęs rašytoju, taigi jau nebesu politikas, bet dar nesu ir rašytojas. Bet to rašytojas man truputėlį per daug iškilmingai skamba. Mes esame labai linkę mistifikuoti rašytojus, menininkus, atrodytų tai kažkoks žmogus, kuris gauna įkvėpimą tiesiai iš dangaus ir tada išguldo jį besikankindamas šaltoje palėpėje ant popieriaus lapo, rašydamas savo širdies krauju. Aš labiau žiūriu į rašymą kaip į tokį savotišką, amatas greičiau. Norisi padaryti gerai sukaltą tekstą, kurį būtų smagu skaityti žmonėms panašiems į mane ir mano bičiuliams. Tai todėl nesu linkęs vadinti savęs rašytoju, jeigu kiti tą daro, aš tikrai neprieštarausiu, bet negaliu sakyti, kad mano savijauta kažkaip nuo to labai pasikeitė. Pirma kregždutė dar ne pavasaris, bet greitai atskris antra kregždutė. Na, turbūt greičiau antra perpjautos kregždutės pusė atskris ir prisijungs, nes romanas buvo parašytas kaip vienas rankraštis ir buvo padalintas į 2 dalis dėl redakcinių ir apimties sumetimų. Taigi taip, knygų mugėje atskris antroji tos kregždutės dalis ir tikiuosi sklandžiai prisilipins prie pirmosios. Einant iš karto prie politikos, literatūros, kultūros ir istorijos. Vienas iš leitmotyvų mūsų pokalbio turėtų būti apie politiką ir literatūrą. Ir norėčiau paklausti tokio klausimo, kokie tau literatūros kūriniai turintis ar neturintis politinę potekstę, grožinės literatūros kūriniai, būtent norėčiau akcentuoti, tavo tokiam intelektualiniam brendime padarė didžiausią įtaką. Na, aš bijau, kad mes nesutilptumėm į tinklalaidę, jeigu dabar pradėčiau viską vardyti, bet turbūt reikėtų gal paminėti, jeigu apie politiką kalbam, tai tokių politinių poteksčių turinčių kūrinių.
Tai Lampedūzos Leopardas yra knyga, kuri man padėjo kai ką permastyti būtent ir politikoje, nes jį kelia klausimus apie socialinės tvarkos, apie istorijos ir asmenybės santykį. Tai yra tos dalykus, su kuriais susijusi tiesiog ir politika. Ir jis formuluoja tą garsų konservatyvų principą, kad norint išlikti toje pačioje vietoje, reikia labai greitai keistis. O iš kitų, turbūt galima būtų vardyti daug. Dar viena svarbi knyga, kuri ir cituojama, ir referuojama, ir įkvėpė daugelio aspektų šitos knygos rašymą, yra Kiplingo Kimas. Tai vėlgi knyga apie didįjį XIX amžiaus pabaigos žaidimą vykusį tarp Indijos, tuo metu valdomos Britanijos ir Rusijos, dėl būtent šiaurinių Indijos pakraščių, dėl tos erdvės tarp Vidurinės Azijos ir subkontinento. Ir, jie suformulavo tokį žvalgybos kaip tam tikrą prasme tokiam dvasinio užsiėmimo doktriną. Ir ta knyga skaičiau iš pradžių lietuviškom tarpukario vertime, vėliau nesikį angliškai Kiplingo prozą, ji tebelydi iki šiol. Paminėjai Lampedūzos Leopardą ir iš tikrųjų knygoje, monetoje ir labirinte yra tam tikrų intertekstų į Lampedūzos kūrinį. Iš tiesų labai turininga knyga turinčia tiek nuostabi parašyta, tiek tų politinių kultūrinių intertekstų turinčia. Tad mano kitas klausimas automatiškai būtų, kiek tavo parašyta knyga, romanas Moneta ir labirintas, yra autobiografinis? Ar tai yra tam tikra autobiografijos adaptacija galbūt, bet kiek skaitytojų reikėtų ar nereikėtų žinoti? Ir aš suprantu, kad tai yra toks klausimas gana jautrus, nes galbūt ne visi norėtų tai labai plačiai atsakinėti, bet Tomas Manas, kai parašė Užburtą kalną, irgi buvo labai rimtas klausimas apie tai, kiek jis savo patirtį Berhofe ir Davose nupasakoja šitame viename nuostabiausių 20 amžiaus romanų. Taip kad tam tikrą prasme toks pats klausimas man tai kaip ir tau, man tai kaip ir Tomui Manui. Aš manau, kad jeigu knygai reikia žinoti autoriaus biografiją, kad ją suprastum, tai reiškia kažkas nepavyko. Ir lygiai taip pat ir su Tomu Manu, jis nuvažiavo į Berghofą aplankyti žmonos ir ta aplinka jam paliko įspūdį ir davė įkvėpimą sukurti Užburtą kalną, bet nei 7 metus gyveno tam Užburtam kalne, nei ten sutiko Rusę Klavdiją Šošą, kuria buvo susižavėjęs. Tai, kitaip tariant, mūsų patirtis duoda įkvėpimą, postūmį medžiagos, tam tikros vaizdų, personažų, tipažų, bet tai nereiškia, kad ji yra autobiografiška, ta prasme. Kitaip tariant, jeigu rašai fikciją, tai savotiškai jau atstumi nuo autobiografijos, net jeigu aprašai savo gyvenimo įvykius. Netgi tuomet jau jie yra kiti įvykiai, jau jie yra fikciniai. Neatsitiktinai dėl to aš vienas iš knygos epigrafų, nes skyrių epigrafų yra Leibnico citata, kuris sako, kad jeigu nors vienas dalykas būtų įvykęs kitaip, tai jau būtų kita visata Dievo sukurta, o ne ta, kurioje mes gyvename. Ir tai, kad tu atskiri tą tekstą nuo savęs ir įdedi į romano formą, tai reiškia, kad jau tai nebėra tavo biografija ir tavo tikrovė. Tai, bet čia netgi tuo atveju, jeigu aprašinėtum romane savo gyvenimo, šiuo atveju tai yra, žinoma, kad mano jaunystės patirtys ir tolesnio gyvenimo patirtys, davė medžiagos, kurią naudojausi. Žmogus negali sukurti tuščioje vietoje, žmogus šiuo aspektu nėra toks kūrėjas kaip pasaulio kūrėjas, kuris gali iš nieko sukurti. Jis remiasi savo patirtimi, vaizdais, kurios patikėjo istoriją ir juos perkeičia savaip į naują tikrovę. Tai be abejo, biografinė patirtis yra svarbi kaip tas šaltinis, bet tai nėra autobiografija. Kaip aš jau minėjau, kalbėdamas apie knygą, jinai tiek knygos aprašymuose, tiek bendrai kalbėjimuose jinai yra vadinama intelektualiu šnipų trileriu.
Ir tai nėra, mano galva, tai nėra tik tai kažkokia klišė, kaip įdant geriau parsiduotų romanas, o iš tikrųjų, kaip atidus skaitytojas romano, sakyčiau, kad tai yra atitinka romano tikrovę. Ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų romane yra daug tokio sodraus intelektualinio turinio, nuorodų į filosofus, į svarstymus. Ir vienas iš mano galva pasikartojančių knygoje tokių motyvų yra istorija, bet jeigu taip siauriau, tai antideterminizmas. Aš net tiesą sakant norėčiau pacituoti 2 sakinius iš knygos. Dabar atsiverčiau ją kaip šventąjį raštą ir skaitau. Tai Tomas, pagrindinis veikėjas, kalba ir cituoju. Ir tik retrospektyviai iš istorijos perspektyvos žiūrint atrodo, kad veikėjai turėjo elgtis ir veikti taip, kaip jie veikia. Veikimuoju momentu jokio turėjo, nebuvo ir negalėjo būti. Ir kitame puslapyje labai trumpas sakinys, nėra tokio dalyko kaip istorijos tėkmė. Mantai, kodėl tiek daug dėmesio skyrė šitam klausimui? Antideterminizmui ir bendrai determinizmo istorijoje aptarimui. Kodėl, aš net taip daryčiau prielaidą, gal net tokia tam tikra didaktika atrodo iš knygos jaučiasi, kad tu nori kažkuo įtikinti skaitytoją, pakreipti skaitytojo mąstyseną. Ar tau atrodo, kad tokio determinizmo kaip tik mūsų kultūroje ir nežinau, kalbėjime apie tikrovę yra per daug galbūt? Na, man atrodo, mes visi esam pasąmoningai vis dar marksistai, arba nepaisant to, kad ir kokie būtume stengtis antimarksistai, tie, kurie sako, kad yra kažkokia istorija nulemta ekonominių dėsnių ir žmonės yra tik tai aptarnaujantis tos istorijos procesus, tiek ir tie sako, kad neišvengiamai ateina 4 demokratizacijos banga, jie irgi pasiduoda tokiam optimistiniam fatalizmui. Tai va to fatalizmo yra labai daug ir turbūt čia ne tiek aš, kiek herojai ginčijasi su juo toje knygoje. Nes tai yra susijęs su kita svarbia tema, su bandymais pakreipti istoriją kažkokiais tokiais gilesniais metodais, nubrėžti istoriosofinę trajektoriją, kuri neišvengiamai vestų į tam tikros galybės arba jėgos arba istorijos vizijos pergalę. Ir su tuo tiesiogiai, sakykime, susiduria knygos herojai. O mums dar Lietuvoje dar atskiras yra kitas toks istorijos skaitimo būdingumas, tai tokia nuolatinė istorijos neišsipildymo drama. Visą laiką žiūrime į savo istoriją kaip į kažkokių istorinių nesėkmių seką. Na, esu tai jau nekartą sakęs ir knygoje, tas irgi iškyla nuo negautos Vytauto karūnos iki nukritusios Lituanikos ir nelaimėjusio Žalgirio, taip niekada, taip sakant, aukso pasaulio čempionatuose, visą laiką neišsipildymo istorija mus lydi. Ir tas toks istorijos skaitimas jis priverčia mus užmiršti tiek daug dalykų, kurie išsipildė ir kurių dėka, dėl to, kad žmonės būtent ėmėsi kurti istoriją, kartais labai prieš tokius galingesnės jėgas priešindamės ir neturėdami daug vilties laimėti, bet būtent tai, kad jie ėmėsi patys veikti ir nepasidavė istoriniam fatalizmui, mes esame čia, kur esame, laisvoje valstybėje. Na, o dėl intelektualaus romano, tai aš nemanau, kad tai gali būti knygos reklama, greičiau antireklama, nes aš jau mačiau apžvalgose Goodreads vieną žmogų, kuris davė 1 žvaigždutę romanui, sakė, kad pradėjau skaityti ir nėra čia jokio nei detektyvo, nei trilerio, čia kažkokie tik samprotavimai. Tai aš tiems skaitytams, kurie čia ieško, kad, taip sakant, pirmame puslapyje bus pradėta šaudyti ir lakstyti stogais, tai dėja turiu nuvilti, čia ne visai toks romanas, ne visai toks trileris. Na, paminėti jau yra šnipai ir pats man taip paminėjai marksizmą ir istoriosofiją ir visi šie dalykai yra susiję su politika. Tai yra be abejo, tam tikram politiniam kūnui, valstybei, šnipai, agentai, jie yra įsipareigoję tam tikroms valstybėms veikia jų labui arba prieš jas ir panašiai. Tai yra tas politinis lygmuo ir jis dalyvauja. Taip pat knygoje pasirodo, aš turiu privilegiją, aš suskaitęs romaną dar visą ir prieš jam pasirodant, tai yra labai stiprus geopolitinis
matmuo, kuris galbūt pirmoji romano daly taip pradeda ryškėti, bet antroji romano daly išsiskleis, nieko nesakysiu daugiau apie tai, kaip jis išsiskleis, bet tas geopolitinis lygmuo. Bet yra kitas dalykas, kuris man atrodo, kurį turbūt norėčiau šiek tiek užakcentuoti ir paklausti, kaip sekėsi su to dorotis. Tai yra, kai tu rašai apie sakykime, didžiąją politiką, tik tai iš kitos perspektyvos, ne iš tos perspektyvos, kur yra žmonės su kaklaraiščiais kostiumais kabinetuose, o žmonės kartais su kaklaraiščiais ar be jų visai kitokiose erdvėse. Kaip išvengti ideologiškumo pasakojimo? Tai yra, jeigu tu rašai kažkokį tekstą ir tu turi tam tikrą viziją, tam tikrus įsipareigojimus, tam tikrą, sakykime, ištikimybę tėvyniai, savo šaliai, savo išpažįstamiem idealam, kaip išvengti ideologiškumas. Man tokia opozicija, kur aš niekada nesupratau, kodėl yra labai gerai vertinamas Žanas Polis Sartras, jeigu kas nors yra skaitę Sartro, ypač tokius politiškas įvairias pjesės, tai yra nepaskaitomai nuobodu, trafaretiška, kažkuria prasme primena socialistinį realizmą, kur yra labai aiškiai sudėlioti principai, kurie nėra Aristotelio poetikos, išdėstyti principai, bet yra ideologiniai principai, kas turi įvykti ir kokia turi būti atomazga. Tai kaip to pavyko išvengti, ar tai buvo sąmoninga refleksija, ar kažkaip visiškai natūraliai pavyko apeiti tokio banalaus ideologiškumo, bet kartu kalbėti apie didžiąją politiką ir netgi, sakyčiau, slaptąją politiką. Na taip, Sartras iš tiesų yra neapsakomo nykumo ir nuobodumo rašytojas, kaip beje ir Ayn Rand. Ir nors aš turiu pripažinti, kad vienos skyriaus epigrafų pasirinkau Sartro citatą, bet Sartras yra palikęs keletą gerų citatų. Tai turbūt didžiausias jo indėlis į žmonių skaitimą ir, taip sakant, ir paminklą dar. Nežinia kodėl. Kodėl Lietuvoje, taip sakant, reikėjo statyti paminklą maoistui. Tai man yra paslaptis. Taip. Ir tai jis paliko prastų daug meno kūrinių, bet keletą gerų citatų. O dabar dėl to ideologinio vengimo, tai man visą laiką labai paliko įspūdį toks daktaro Samuelio Johnsono suformuotas principas, kurį galima pritaikyti tiek tokiams stiliaus puošmenoms, bet taip pat ir autoriaus pažiūroms. Jis sako, jeigu randi kokį pasažą, kuris tau labai labai patinka, tai sako, tu šito jau nedvėjodamas jį išbrauk. Ir tą reikėtų visiems rašytojams, kurie rašo temomis, kurios gali išlysti į moralizavimą ar ideologijos skelbimą, turėti omeny, skaityti ir jeigu kažkas, taip sakant, truputėlį džeržgia ir atrodo didaktiška, tai tuoj pat reikia braukti. Ir daug kartų skaitant pirmin atgal, tikiuosi, kad man pavyko kažkiek to atsikratyti. Tai nereiškia, kad herojai neturi pažiūrų, bet vėlgi labai svarbu, kad jie netaptų tų pažiūrų rūporais, kad jų asmenybė, taip sakant, nebūtų tik tai įrankis transliuoti kokią nors politinę ideologiją, ar moralistinę ideologiją, ar galų gale, taip sakant, religinius įsitikinimus. Ir čia yra toks pavojus, kurio iš tiesų aš bijojau ir kadangi niekas nesako, kad tai yra kažkaip ideologizuota, tai gal ir pavyko to išvengti. Nuolat reikia grįžti ir vis ravėti, kol nebelieka. Nes didžiulis skirtumas tarp to, kad niekas nėra be pažiūrų ir kita vertus tarp tų pažiūrų transliavimo. O iš tiesų šnipai yra politinės tvarkos figūros, lygiai kaip ir policininkai, kurių netgi vardetas matyti. Policija, politika, polis ir jie tik tai atspindi vidinę ir išorinę politinės tvarkos pusę. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad tiek detektyvai, tiek šnipų romanai yra politinės literatūros žanras, bet jis tuo ir skiriasi nuo Markso Kapitalo, kad jį kažkiek įdomu skaityti. Mes, kadangi apie politiką ir literatūrą kalbam, gal galėtum dar išsiplėsti, kokie tie būtent tokio žanro knygos kalbančios apie, rašančios apie šnipus, apie agentų veiklą, tau irgi tokia kaip, nenoriu sakyti įkvėpimą, nes tai irgi toks keistas žodis, bet bendrai įtaka galbūt ar tokia prisidėjo prie tavo supratimo, kaip atrodo ta veikla.
Taip, na tai jau minėtas Kiplingo Kimas, kuris turbūt yra absoliuti klasika. Vėlgi, nesikį minėjau ir dažnai cituoju Chestertoną, kurio žmogus, kuris buvo ketvirtadienis įsigytas rusų kalba Krokuvoje 89 metais už 245 zlotus, kaip dabar pamenu, jeigu nepaminčiau, tai užrašyta tušinuko ant galinio viršelio, toje knygoje, kurią vis dar turiu. Irgi buvo toks atverimas akių į visiškai naują pasaulį, kur šnipų ar detektyvinis romanas, nežinau net kaip jį tiksliai įvardyti, slaptųjų agentų, bet kokiu atveju susiduria su tam tikra tokia gilia metafizinė potekste. Be abejo, intelektualūs šnipų trileriai nuo Šaltojo karo laikų Le Carré, kuris po Šaltojo karo iš tiesų mažai ką gero parašė. Tik paskui, kai pradėjo grįžti vėl į Šaltąjį karą, paskutinių savo gyvenimo laikotarpį irgi dar porą neblogų knygų. Tai tas Šaltojo karo laikų Le Carré irgi yra viena iš įtakų, bet tai niekam nenuostabu iš tiesų. Tai geri kūriniai, tas ir yra, kad jie yra savotiškai banalūs, visiems jie daro įtaką ir juos aplenkti tiesiog būtų negražu ir ieškoti kažko. Bet iš tokio egzotiškesnių, tai aš galėčiau paminėti Tim Powers, kurį man užrodė amžinatilsį Alius Šepkus. Tim Powers Declare. Šiaip jau vėlgi autorius prirašęs labai daug labai keistų kūrinių, bet Declare yra mano supratimu tokio visiškai klasikinis, tokio metafizinio šnipų trilerio pavyzdys, kur Tim Powers paima Kimo Philbio biografiją ir joje keletą nepaaiškinamų faktų ir tokių spragų naratyvo užpildo savo teoriją, kuri yra labai gražiai gula į tą tokį susižavėjimą arabistiką artimaisiais rytais, 1001 naktimi, Kimo Philbio tėvo orientalistinius polinkius ir sukuria visai kitą tokią potekstą ir visai kitą netgi pabaigą, sakykime, Kimo Philbio gyvenimo negu mums pažįstamas naratyvas. Tai vėlgi mažai žinoma knyga, kurią aš iš tiesų rekomenduoju kaip labai aukštos klasės, sakyčiau, tokia meistriškumo kūrinį. Politikos tie metafizika ir slaptieji lygmenys ir įvykiai, apie kuriuos pirmojo romano dalyje jau po truputį yra sumėtomas įvairios užuominos, susijusios ir su istoriosofinė tezė, kad yra tam tikri momentai istorijoje, kai gali pakrypti įvykių eiga vienaip arba kitaip. Bet man labai įdomu paklausti, o paties asmeniniai patirti politikoje ir diplomatijoje, kiek iš ten pasisėmė įkvėpimo būtent, nes paprastai, kai mes kalbam apie politiką kasdienę, tai yra, tai kas vadinama policy, tai yra toks politikos gyvenimas, tai yra leidžiami įstatymai, yra politologų komentarai, dažnai labai sausi, labai nuobodus ir stokojantis bet kokio turinio, ir ta viešoji politika, ji vienas dalykas yra tokia nuobodi nuspėjama dažniausiai, ir kitas dalykas, ir ji tarsi neturi kažkokio lygmens. Arba alternatyva, tokia blogoji alternatyva yra visur matymo sąmokslo, kad visa tai, ką mes matome paviršiuje, yra kažkoks tai melas ir turime pamatyti tiesą esančią anapus. Tai ta gilioji politika susijusi su metafiziniais ir fundamentaliais, tokiais istoriniais klausimais, kaip irgi išnaviguoti tarp šitų dviejų politikos, sakykime, tokių vaizduotės rūšių. Ir kitas dalykas, kiek iš tavo paties gyvenimo tam tikros tos politikos ir mistikos, sakykime, beveik kaip Alvydas Jokubaitis pasakiau dabar, politikos ir mistikos patirties yra tekę turėti, ar intelektualiai, ar netgi kažkur, besant įvykių sprendimų pokalbių sukūryje. Tai labai įdomus klausimas iš tiesų. Beklausydamas pradėjau norėti formuluoti savo atsakymą taip, kad su mano politinė veikla tas romanas nieko bendro neturi, nes didžiąją dalį parašiau būdamas Seime, o Seimo politika yra ypatingai nyki ir neduodant įkvėpimo kažkokiams gilesniems įžvalgoms į politiką. Jau pabaigiau būdamas užsienio reikaluose, diplomatijoje, bet tai jau praktiškai nebeįtakojo jo siužeto.
Bet pačiam bekalbant tada supratau, kad gal ne visai tai yra tiesa. Taip, dauguma tos demokratinės politikos yra iš tiesų nepaprastai nuobodi ir gerai turbūt ir tokia ir turi būti. Nes jis sprendžia dalykus, kurie yra kasdieniai, kur yra žmonių politinės bendrijos savivaldos tam tikri dalykai. Būtent kai politika yra labai mistifikuojama, kai kiekvienas veiksmas yra vertybių gynimas, tai tuomet mes turime Gražulius ir jį panašias propatrijas. Kai neįmanoma išeiti, taip sakant, į gatvę, nes nepradėjus kovoti už gėrį ir tikrai tikėjimą. Tai tas nuobodumas politikoje yra, taip sakant, sveikintina politikos dalis. Bet taip, yra aspektai politikos, kurie prisiliečia prie gilesnės tikrovės. Ir kartais tas sąlytis yra labai akivaizdus. Tai dalykai, kuriuos mes padarėme paskelbdami nepriklausomybę per Sąjūdžio mitingus, per tą pačią sausio 13, jie turi gilią mistinę reikšmę, mano supratimu. Ir aš juos išgyvenau asmeniškai, kaip tam tikrą tokią stebuklinę patirtį, kai atsivėrė tikrovė, kuri atrodė esanti neįmanoma tuo metu, kai augau ir brendau kaip paauglys. Ir tas virsmas, jis iš tiesų jis buvo gilus metafizinis virsmas ir aš manau, kad ir tos pašaukimų gausa, kuri lydėjo atgimimą ir nepriklausomybę, jinai liudijo tam tikrą tai, kad tauta išgyveno kažkokią tokią dvasinę metamorfozę gilę labai, kurios gal iki galo nepajėgė tuomet suvokti. Tai yra ta gilioji dimensija tame. Yra kita gilioji politikos pusė, tai yra dalykai, kurie iš tiesų vyksta kartais už paviršiaus, todėl kad yra paprasčiausias slaptumo reikalavimai. Ne apie viską gali kalbėti. Ir tai nereiškia vien tik tai dalyvavimą žvalgybų veikloje. Tai reiškia taip pat ir planus, kurių negali išduoti oponentui, nors ir būtų politiniai planai, ir kurie paskui virs regimais veiksmais, bet jie turi būti brandinami tyloje. Susitarimai ir galų galia darbas su demokratinėmis Rusijos ir Baltarusijos opozicijomis jis reikalavo tam tikro slaptumo, nes kitaip žmonės paprasčiausiai sėstų į kalėjimą arba būtų dar blogiau, būtų nužudyti ir panašiai. Ir ne vienam taip ir atsitiko iš mano pažįstamų. Tai prisimenu ir epizodą, kai su amžinatilsį Valteriu Baliukoniu slėpėme Sakašvilio vyriausybės žmogų, kuriam rusai buvo išleidę Interpolo paiešką ir po Beleckio, kaip pasakyti, patupdymo bijojome, kad neatsirastų kažkokių išdavikų Lietuvoje, kurie galėtų jį duoti. Ir nelabai toli nuo čia buvo slepiamas, tiesą sakant. Tai tokių slaptų epizodų irgi yra ir aišku, jie yra tokia tarpinė stadija, kaip čia sakoma, tarpiniai namai tarp tos atvirosios politikos ir žvalgybos dalykų, bet jie yra dalis politinės tikrovės ir turbūt realioje politinėje veikloje svarbu jų nesumistifikuoti. Žmonės, kurie mano, kad viską lemia tos slaptosios struktūros, jie yra, tokie pat kvaili, kaip ir tie, kurie mano, kad kaip sakyti, politika gali apsieiti visiškai be paslapties. Kitas klausimas, kurį gal reikėtų užduoti labiau leidėjui knygos ar bendrai žmogui, kuris seka, pavyzdžiui, Lietuvos skaitimo ir bendrai knygų rinką. Bet klausimas būtų apie tai, ką simbolizuoja šitas dalykas, ar tai simbolizuoja, ar kažką rimto indikuoja tai, kad būtent ši knyga su tokia tematika ir galbūt gal truputį per anksti jau sakyti, bet Bernardo Gailiaus irgi knyga į daugiau mažiau tą pačią tematiką pataikanti sulaukia tokio populiarumo Lietuvoje. Ar tai rodo tavo manimų kažkokį, badą tokių temų anksčiau buvusi, ar kažkokį implicišką norą demitologizuoti žvalgybinės ir kontražvalgybinės bendrai, ne tai, kad institucijas, bendrai visą šitą pasaulį, kuris Lietuvoje irgi kaip normalioje valstybėje vyksta? Aš nežinau, žmonės, kurie ieškotų tiesos apie žvalgybą šioje knygoje, labai apsigautų, nes tai yra fikcija ir fikcija daugeliu aspektų. Čia lygiai taip pat kaip detektyviniuose romanuose ieškoti tiesos apie tikrąją šeiminių santykių būklę, sakykime. Ir tai yra šiek tiek iškreipiantis vaizdą dalykas. Literatūra visą laiką paima tai, kas šiek tiek išsiskiria, sakykime, taip iš kasdienės normos ir kas turi literatūrinės savybės.
Tai nežinau, ar čia tikrai noras išsiaiškinti visą tiesą, greičiau aš manau, kad mes nelabai turėjome tokių šnipų romanų daug. Tai gal tas žanro alkis tam tikras yra, nes yra žmonių, kurie mėgsta skaityti detektyvus ir šnipų romanus. Ir man sunku pačiam vertinti iš šalies, kodėl, taip pasisekė, bet, džiaugiuosi, kad tos pastangos padaryti tokį gerai sukaltą tekstą, nemažai daliai žmonių ar nemažam kiekiui žmonių sukelia pasitenkinimą ir teikia skaitimo malonumą. Man tai esi konservatorius ir turbūt vienas daugiausiai apie konservatizmą Lietuvoje rašiusių žmonių apskritai. Jeigu ne, turbūt daugiausiai, jeigu pažiūrėt autorinių lankų apimtis, tai greičiausiai būsi tas numeris 1. Bet parašai romaną ir man atrodo, taip stebint šiek tiek, ypač socialinius tinklus ir tokio, paslėpto, ir sakau tai, ką mačiau, bet kas buvo paslėpta. Paslėpto dantų grėžimo, kartais pavydaus, kartais, iš kai kurių literatūrologų ar kitų rašytojų, kad štai kaip atėjo ne rašytojas ar neprofesionalas ir dabar perka jo knygą, skaito apie ją kalbą. Ir tada, kai visi kalba labai gerai, tai irgi nenori iškristi iš bendrų tendencijų, bet man atrodo, daugeliui buvo klausimas kažkaip prikipti, tai čia konservatyvus romanas, čia yra konservatorių romanas, būtent tai, ką mes kalbėjom šiek tiek pokalbio pradžioje apie ideologizuotumą. Ir kol kas niekam to nepavyko padaryti. Bet tai yra konservatyvus romanas, ta prasme, kad jis kalba apie istoriją, santykį su tradicija, santykį su autoritetu, ir dažnai dramatiškas santykis su autoritetu, nes jeigu tau autoritetas nerūpi, tai nelabai gali būti konservatorius ir tau tie iššūkiai ir problemos neiškyla, bet yra tam tikro tavęs kaip konservatyvaus mąstytojo įspaudų tiek tuose svarstymuose romano herojų, tiek kartais ir svarstymuose ar tokiuose apmąstymuose pasakotojo. Tai kuria prasme tau atrodytų dabar jau šiek tiek laikui prabėgus sustojus rašyti, romanas yra konservatyvus, o kuria prasme jis visgi nėra konservatyvus? Aš manau, kad daugeliu prasme jis gan yra konservatyvus, dar reikės bekalbant sugalvoti, kuria jis nėra konservatyvus. Bet pradėsiu taip gan nuo toli, kad pirmiausia tai, kad jis atitinka nusistovėjusios tam tikras žanro taisyklės, būtent šnipų romano bendrasis žanro taisyklės ir nebando kažkaip jų labai sulaužyti, jau tai yra tam tikras konservatyvus bruožas, kitaip tariant, jis priima kanono diktuojamas taisyklės ir žaidžia pagal jas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš sakyčiau, kad tokie žanrai kaip šnipų romanas ir detektyvas, jie patys struktūriškai iš savo prigimtimi yra konservatyvūs. Nes jų herojus yra žmogus, vienu atveju policininkas, kitu atveju slaptasis agentas, kurie gina tvarką. Gina tam tikrą politinę tvarką. Policininkas gina ją nuo nusikaltimo, kas yra tvarkos inversija, anomija. Slaptasis agentas gina geopolitinę viziją. Ir mūsų skaitomi romanai, jie būtent gina tą geopolitinę viziją, kuria grįsta vakarų civilizacija. Tai yra individuo autonomija, laisvė, galų gale racionalumu ir taip toliau. Aš nesakau, kad negali būti šnipų romanai, kurie priešingi tam. Ir kaip ir gali būti turbūt inversijos detektyvo, kurios yra nusikaltėlio pusėje, sakykime taip, ir glorifikuoja. Bet tai jau greičiau yra išimtis, kuri patvirtina tą bendrąją žanro prigimtį. Tai kitaip tariant, jie abu yra politinės tvarkos agentai. Vėlgi, slaptasis agentas jis dažnai yra konservatyvus ta prasme, kad jis negali nueiti į ne vieną kraštutinumą. Jis negali nei atsisakyti sąmokslo teorijų, nes sąmokslai realiai gyvenime egzistuoja, bet negali pasiduoti joms. Labai paprastas pavyzdys. Kitaip tariant, jis turi ieškoti, kur baigėsi tikri sąmokslai, kur prasideda sąmokslo teorijos. Ir tas vidurio ieškojimas, mano supratimu, yra labai svarbus konservatizmo bruožas, kurį dažnai linkstame ignoruoti. Kad supratimas, kad tiesa yra įtampa tarp dviejų vertybių, kurių suabsoliutinimas abiem atvejais iškreiptų tikrovę. Ir kad ir pas slaptojo agento veikimo sąlygos.
mes gyvename demokratinėje valstybėje, kur tarsi atvirumo, skaidrumo kultas tampa tokio visuotiniu idealu, bet jeigu jis absoliučiai įsigaliotų, slaptajam agentui nebeliktų vietos. Bet vėlgi, tie, kurie mano, kad slaptumas yra, taip sakant, visako taisyklė, jie praranda tai, vardan ko slaptasis agentas veikia, tai yra atvira demokratinė visuomenė. Kitaip tariant, žvalgyba pati yra tokio konservatyvaus kompromiso tarp dviejų kraštutinumų rezultatas ir tai erdvė, kurioje jis veikia. Na ir pačios asmenybės, taip jos iš tiesų turi tam tikras ištikimybės autoritetams, ištikimybės ir pareigas, be kurių nebūtų įmanoma, kodėl žmogus galėtų būti slaptasis agentas, rizikuoti savo gyvybę. Taigi, kaip turbūt ir knygos herojai sako, kad kariai ir šnipai yra tos paskutinės tokios senosios tvarkos figūros, nes tai yra žmonės, kurie savo profesiją pasirenka auką. Ir kitaip tariant, tai, kam prieštarauja, sakykim, didžiuma dabartinio pasaulio tokios logikos, kuris nori garantijų, saugumo ir prognozuojamumo, jie renkasi netikrumą ir mirties galimybę kaip darbo dalį. Tai šia prasme tai yra konservatyvios figūros ir kariuomenė, mano supratimu, irgi yra konservatyvi institucija savo turiniu. Ir tas konservatyvias vertybės herojai eksplikuoja savotiškai ir tyrinėja jas savo gyvenimais, kvestionuoja, turi su jomis nelengvą santykį, kaip kad santykis su autoritetu, kur yra riba, už kurios reikia sukilti prieš autoritetą ir iki kurios esi skolingas ištikimybę. Tai visą tai yra neišvengiamai tokiu vidiniu būdu šnipų romano tematika. Išdavystės ir ištikimybės tema, draugystės svarba ir tiesos klausimas. Tai yra temos, kurios diktuoja ne todėl, kad jas autorius sakytų, reikėtų apie tai pakalbėti, bet jos kyla iš pačios šnipų romano logikos, kaip jo tokia inherentiška dalis. Ir šnipų romanai, kurie apie tai niekiek nesusimasto, jie gali egzistuoti, bet tuomet jie nebebus, nereflektuos savo pačių turinio, sakykime taip. Tai šitas romanas bando tai reflektuoti ir ta prasme jis yra konservatyvus. Dabar taip ir nesugalvojau, bekalbėdamas, kuria prasme jis yra nekonservatyvus. Gal herojai ne visada gerai elgesi. Ir ne taip, kaip lieptų katekizmas, tai čia gal toks nekonservatyvus momentas. Bet tą daro ir daugelis, taip sakant, konservatyvių žmonių šiaip. Tai. Ir aišku, tos temos turbūt sutiksi, kad tavo paliečiamos knygoje, tiksliau tai, ką kalba arba masto veikėjai knygoje, jos yra vienaip ar kitaip konservatyvios, kaip antai tam tikros, tarkim, modernybės, tokia kritika, tiek, pavyzdžiui, Tomas apie tai kalba, nieko kitu Eriku Fögelinu remdamasis, arba netyčia iš kažkur atsiranda tam tikro tokia platus kalbėjimas apie Karlo Šmito politinės teologijos visą koncepciją, arba, pavyzdžiui, toks labai netgi provokatyvus dalykas, manyčiau, šiandieninėje kultūroje, kaip labai pozityvus toks heuzingiškas nelyg nušvietimas viduramžių tos visos kultūrinės aplinkos, ar ne, Mantai? Heuzingiškas arba hiškas, sakyčiau, turbūt abu autoriai man yra palikę gilų įspūdį, bet nematyti viduramžiuose, tokios kultūrinės turtingumo ir prasmių lobyno, tai iš tiesų gali tik nepaprastai primityvų žmonės, kurie mano, kad viduramžiai yra tamsos amžiai, bet tai tiesiog neišsilavinimas. Ir dabar dėl Karlo Šmito, taip, Karlas Šmitas man yra autorius, kuris padeda nuskaidrinti daugelį temų. Tai nereiškia, kad reikia pasirašyti, kaip sakyt, po jo politinėmis išvadomis ir diagnozėmis, bet politinės teologijos lygtis, kuri yra pritaikoma romane gvildenti sąmokslo teorijoms, be kita ko, ji man yra toks geras instrumentas, bet kaip ir visi instrumentai, jo nereikia paversti tikslu, jo reikia mokėti naudotis. O dėl Fögelino, tai turėčiau pasakyti, kad Fögelinu remiasi būtent ne knygos protagonistas, o
žmogus, su kuriuo knygos protagonistas ginčiasi ir bando pasakyti, kad Fiogelino pateiktas modernybės kaip gnosticizmo skaitimas yra moksliškai nekritiškas, bent jau knygos herojus taip mano. Ir nežinau, ar jis teisus ar neteisus, bet jis tikrai nepasirašo po Fiogelinu, nors ir supranta tam tikrą Fiogelino idėjų žavesį, kuris tokiams apibendrinti ir didžiulėmis kategorijomis nelabai kritiškai operuoti mėgstantiems protams gali daryti neišdildomą įspūdį. Dar vienas momentas, kurį paminėjai ir kuris taip pat knygoje yra toks ryškus, tai bendrai tokio išsilavinimo kaip tokio vertybė. Ir jau tikiuosi, čia nesuklysiu, bet kalbėdamas, plėtodamas Tomo charakterį, daug skiri laiko Tomui kaip jo studentavimo laikam, jo tokiam nuoširdžiam domėjimuisi istorija, studijavimui ne tik dėl studijavimo, dėl to noro pažinti tikrovę ir kiek išsilavinimas kaip toks yra toks konservatyvus aktas, jeigu galima. Na va, čia yra įdomus klausimas. Kaip mes prisigyvenom, kad noras turėti išsilavinimą staiga tampa konservatyvių veiksmų, tai reiškia kažkokiu prasme politizuotų veiksmų. Jeigu tai nėra akivaizdu, kad būti išsilavinusiam yra geriau negu nebūti išsilavinusiam. Bet paties klausimas visiškai teisingas, taip, tai nėra savaime akivaizdu ir šiuo aspektu Tomas iš tiesų yra toks konservatyvus herojus, jis vertina išsilavinimą dėl jo paties. Atsimenu, man doktorantūros laikais paliko neišdildomą įspūdį tokio 20 amžiaus pradžios klasiko ir greičiau vėlyvosios antikos tyrinėtojo Noko esė, kuri buvo parašyta The Importance of Useless Knowledge, bereikalingo žinojimo svarba, kuris kalbėjo būtent apie tai, kad kai mokaisi niekam nereikalingų dalykų, išmoksti dažnai tai, kas galbūt ir yra svarbiausia ir gali pasirodyti reikalingiausia. Nes žmogaus galimybės numatyti, kas jam gyvenime bus reikalinga, yra labai ribotos. Kitaip tariant, susidūrus su laiko neprognozuojamumu geriausiai gali išlikti ir būti sėkminga tokia asmenybė, kuri formuoja save kaip žingeidžią, norinčią pažinti ir išsilavinusią asmenybę, o ne tas, kas mokosi tam tikram tikslui reikalingų žinių. Ir tai labai įdomi beje susisieja su tuo, ką apie antitrapumą aiškina tas pats Nikolanas Simtaleb jau praėjus beveik 100 metų. Kitaip tariant, kad dažnai nereikalingi dalykai gali būti žymiai svarbesni negu tai, kas atrodo kaip labai pragmatiška, tai kas labai pragmatiškai yra nepaprastai trapu, nes tik tai reikia pakeisti šiek tiek sąlygas ir tavo išmoktos disciplinos bus bereikšmės. O tie, kas mokėsi gaminti lempinius radio imtuvus, taip sakant, dabar jų žinios niekam nebereikalingos. O vienu metu atrodė, kad tai labai naudingos žinios. Na, dar paskutinė prasme, romanas yra konservatyvus ir aš gal netgi iš dalies tai siečiau su jo populiarumu. Tai yra Aristotelio poetika ir Aristotelio poetikoje išdėstomų principų dramaturginių stengimasis jų paisyti, o ne nepaisyti. Nes, aš dabar trumpą pasvarstymą pasakysiu, vienas dalykas, Lietuvoje mes turim labai prastą prozos tradiciją, kad dažnai tai yra toksai, savirefleksijos ir autoriaus vidinio pasaulio, toksai išorinimas, pavertimas tekstu, autokontempliatyvus kažkokie žanrai, taip, jie gali būti įdomus ir panašiai, bet jeigu per daug literatūriniai tradicijų yra ties to užsistovimą, tai yra blogai, arba, dalies tokios, sakykime, jau postmoderniosios literatūros, jau nežinai, kaip šitą post bereikia dėti, bet nuolatinis tyčinis laužimas Aristotelio poetikos principų, jų iš tiesų taip pakankamai gerai nevaldant, kad ta subversija atrodytų įdomiai ir efektyviai. Aš aišku dėl to kaltinu tai, kad mūsų turimas Aristotelio poetikos vertimas, sovietmečių darytas Marcelino Ročkos, jis yra sunkiai paskaitomas ir sunkiai suprantamas, ką ten Aristotelis bando pasakyti. Iš tikrųjų, skaitant kitomis kalbomis, yra gerokai aiškiau, ir iš tiesų išdėstomi bendrieji dramaturginiai principai, kas turi būti ir ko verčiau vengti. Tai,
santykis su Aristoteliu ir jo poetika, ar jisai buvo kažkoks reflektuotas, ar labiau tai jau kaip studijavusiam klasikinę literatūrą ir filosofiją įaugę dalykai? Aristotelis visą laiką yra minčių pakraštyje ir aš visiškai sutinku dėl poetikos, kad tai yra tekstas, kuris tikrai yra neįvertintas, nes tai buvo išverstas taip labai plokščiai ir nepateko į savotiškai kultūrinį ir tokią mąstymo apyvartą. Na, reikia tikėtis, kad Vasarė išvers poetiką ir tuomet mes galėsime taip turėti filosofiškai raštingą taip, galimybę perskaityti lietuvių kalbą tą tekstą. Turbūt mano siužeto supratimas jis atėjo iš daugelio knygų skaitimo ir kur Aristotelis taip, jis yra toksai reguliatyvinis principas, bet jeigu išmoksti tik iš knygos siužeto konstravimo principus, tai nėra toksai išjaustas įgūdis ir instinktas. Tai turbūt viena kitam neprieštarauja, jie susilieja. Ir aš visiškai sutinku su tuo, kad lietuvių literatūroje iš tiesų mes turime tam tikrą tokią naratyvo dėliojimo sunkumą, nesakyčiau to krizę, nes tikrai yra gerų rašytojų, kurie puikiai tą daro. Ir aš tą siečiau, aš būtent todėl nenorėjau vadinti savęs rašytojų, nes mes kalbėdami apie rašytojus, apie menininkus, viena vertus, jų mistifikavimas ir toks romantizavimas reiškia tai, kad literatūros ar meno kūrinių virsta tas vidujybės, begalinis eksplikavimas ir taip sakant, išsiliejimas, negalvojant, ar tikrai kitiems įdomu klausyti to begalinio išsiliejimo menininko vidujybės, o kita vertus nuolat juntama pareiga sukilti, maištauti, eksperimentuoti, laužyti žanrinės normas, net nežinant, kiek tai yra prasminga. Tai viena vertus ta introspekcija, kita vertus begalinė, kita vertus begalinis maištas, jie nepagimdo dažnai geros literatūros. Todėl, man atrodo, aš noriu kalbėti greičiau apie amatą. Amatą, kur tu gali sukurti gerai padarytą daiktą. Ir va tas Tomo senelis, kuris mokėjo savo rankomis padaryti tokius daiktus, kurie atrodė nepaprastai plastiški ir pritaikyti, jis yra toks geresnis menininkas už daugelį šiuolaikinių skulptorių. Bet taip pat, jeigu gerai atsimenu, Tomo senelis, jis be to, kad labai, labai galbus ir turintis tokį sakykime, autentišką estetikos suvokimą, bet kartu jis paveiktas buvo tokios sovietinio grubumo ir galėjo užtepti riebų dažą ant elegantiškų tarpukario spintos durų. Ar taip manai? Ne, jis buvo archainės kultūros žmogus, kuris nesuprato dvaro kultūros ir buvo jie visiškai svetimas ir laikė tai lenkišku išmislu. Tai čia kitas momentas, bet... Čia dar ir polonofobiškas momentas. Man tai, paskutinis klausimas, mes jau judame į pabaigą mūsų podcast'e. Jeigu labai paprastai, ar jeigu mūsų klausosi žmogus ir nebijoju, kad klausosi, kuris nėra skaitęs knygos, ar turėtum kažkokį patarimą, kaip įsivažiuoti į knygą, jeigu žmogui jaučiasi, kad tas įsivažiavimas yra kiek sunkus. Ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tu pokalbėje minėjai, kad vienas iš kritikos momentų, kurį tu išgirdai ir perskaitai gūryrizuose, kad ta įtampa knygoje nėra nuolatos tave lydinti, skaitytoją lydinti. Knyga yra gerąja prasme mano galva deskriptyvi. Jinai daug skiria dėmesio detalėms, aplinkai, įvairiems atrodo kartais galbūt ir ne tokiems reikšmingiems dalykams, bet kurie galų gale tokie labai vizualų padaro romaną. Ar šia prasme turėtum kažkokį patarimą mūsų mielam klausytojui ir būsimam skaitytojui? Man turbūt bendrasis patarimas tai yra pradėti nuo pradžios ir versti puslapius nepraleidžiant ir tada gal aiškės, kas nors iš tikrųjų neturiu. Neprivalo visiems patikti ta knyga. Taip, ji nėra skirta, kad nesustodamas verstum puslapius. Man buvo įdomu atkurti ir sukurti tam tikrą pasaulį, jo jauseną, tų veikėjų motivacijas, kad tai nebūtų vien tik tai siužetas nubraižytas toks skeletas veiksmų, bet kad
iškiltų mintyse, vaizduose, kitose jūslėse tas Vilnius, kuriame jie gyveno, tas mano studijų laikų ir mokyklos laikų Vilniaus senamiestis, kurie atrasdavo atvažiavęs iš naujų baisių rajonų ir patyrimai to jauno žmogaus, kuris susiduria su visai kitokia tikrovė galų gale. Tas jausmas susidūrus su slaptaja, sakykim, tokia tiek disidentinė, tiek žvalgybos veikla ir tas žavesys. Kitaip tariant, norėjosi sukurti pasaulį su visais jo veikėjais, su spalvomis, su nuotaikomis ir mintimis. Ir todėl tai yra detektyvas, kuris yra, sakykime, taip, peizaže tam tikrame įrašytas, ar šnipų romanas, kuris yra įrašytas peizaže. Ir toli gražu ne visiems jis privalo patikti ir aš tikrai nesmerkiu tų, kuriems jis atrodo svetimas, bet tiems, kam patinka taip, pasinėrimo į tą pasaulį jausmas, tai aš manau, kad jie atras įžvalgų nebūtinai tik tai apie šnipų veiklą. Ačiū Mantai už pokalbį. Ačiū klausytojai, mūsų mėly klausytojai už dėmesį. Primenu, kad jūs klausėtės Dešiniojo proto podcast'o. Su jumis buvo Laurynas Piluritis ir Teodoras Žukas. Šiandien kalbėjome su filologu, politiku ir knygų autoriumi Mantu Adomėnu. Iki susiklausymo. Ačiū.